Sveiki visi, norėčiau parodyti šioje pamokoje, kaip galima nulaužti savo draugo Facebook'o slaptažodį. Taigi pradėkime. Įsijungiame Google Chrome internetą. Aš jau esu įsijungęs ir įeinate į facebook.com. Tada paprašote savo draugo, kad įvestų jums mail paštą. Aš čia kaip pavyzdį įvedžiau tokį ir paprašote, kad įvestų slaptažodį. Aš įvedžiau irgi tokį. Taigi pradėkime. Paimate pirmą pelės klavišą, įspaudžiate ir laikote ir čianais va taip pažymite visą šitą. Tada užvedate pelę ant tų mėlynų taškiukų, čianais kur pažymėta, ir spaudžiate antrą pelės klavišą. Einame į pačią apačią ir matome yra parašyta Inspect Element. Spaudžiame čianais ir jums išmeta čia tokią lentelę. Jums būna automatiškai mėlynai čia pažymėta taip ir tada susirandate Input Type Password. Paspaudžiate 2 kartus ant password čianais ir tada čianais ištrinate password ir pakeičiate į tekst. Tada vėl spaudžiate Enter ir va jums rašo passwordą, koks yra jūsų draugo slaptažodis. Tada ištrinate, vėl tada paspaudžiate 2 kartus ant tekst, ten kur parašyta, ir vėl ištrinate tekst ir parašote vėl password ir Enter ir išjungiate šią lentelę. Ir jūs žinote savo draugo slaptažodį. Tai tiek šioje pamokoje. Ačiū, kad žiūrėjote.